Sveiki, šiandien aš atvykau skleisti Kremliaus propagandą, Kremliaus naratyvą ir dergti Lietuvą į Republik Morys. Tai yra mano 163 valstybė ir greičiausia paskutinė šiais metais. O čia yra 7 spalvų žemė, 7 spalvų žemė už mano nugaros. Aš keliauju po pasaulį, kadangi mano tikslas ir užduotis yra garsinti jo ekscelencijos Baltarusijos prezidento Aleksandro Lukašenkos pasiekimus. Po visą pasaulį garsinti šitą nuostabų žmogų. Todėl aš keliauju aplink pasaulį ir sekančiais metais planuoju, jeigu viskas bus gerai, apkeliauti visą pasaulį iki pabaigos, kiekvieną pasaulio valstybę. Ir kiekvienoje valstybėje aš pasakoju žmonėm apie tai, kaip gera gyventi, kai šalį valdo jo ekscelencija prezidentas Aleksandras Lukašenka. Kai šviečia saulė, tai spalvos biški ryškesnės. Labai įdomi vieta. Tokios vietos yra dar Peru ir Kinijoje. Šitie du vėžliai ką tik labai įdomiai dulkinosi, bet dabar jau viskas pasibaigė. Matot, vyras tiesiog dabar guli ant moters, bet nėra jokių garsų, jokių judesių. Pilnas pornografijos įrašas yra mano Facebook'e ir Instagram'e, tai todėl prisirašykite. Dabar mes matom, kaip iš lėto vyras krenta nuo moters. Nu ką, atvykau į Port-Louis, Moriso salos Respublikos sostinę ir noriu parodyti keletą vaisių. Man labai patinka, kad man yra 42 metai ir aš iki šiol kasmet randu vis naujų ir naujų vaisių. Čia nėra man naujas vaisius, aš tiesiog noriu parodyti, nes daug kas gal nematė. Tai yra baobabo vaisius. Baobabo vaisius, labai tvirtas vaisius, jį reikia daužyti. Bet baobabo vaisių aš jau esu matęs daug kur Afrikoje, Senegale, Gambijoje, Senegale net gamina batonėlius, kaip šokoladukus tokius iš baobabo vaisiaus. Ir tie batonėliai yra skanesni nei grynas baobabo vaisius, kurį aš dabar daužysiu. Bet, man, kaip ir sakiau, 42 metai ir visą laik randu naujų vaisių. Pavyzdžiui, šiandien radau tą raudoną ananasą. Tadam! Štai yra raudonas ananasas, jis yra raudonas ananasas, raudonas. Niekada nemačiau raudonų ananasų anksčiau. Pirmas kartas gyvenime. Ir štai dar turiu antrą raudoną ananasą. Mažesnį biškutį, bet irgi labai nuostabus vaisius. Reikėjo apvažiuoti 80% žemės paviršiaus, nes tai yra mano 163 valstybė, kad rašiau šitą raudoną ananasą. Prieisim čia prie paminklo, štai paminklas, sindikalistas Anuetil, pavardė šito žmogaus. Ir jo paminklą mes sudaužysim baobabo vaisių. Tyrin, va štai, koks jis yra. Štai padarėm skylę, štai tokia skylė. Nu ir ką, atidarom ir štai taip atrodo baobabo vaisius viduj. Matot, man labiau patinka apdoroti batonėliai dėl to, kad kaulas čia yra labai didelis. Ir tu normaliai negali kramtyti, reikia, man trukdo tas kaulas. Ačiū jo ekscelencijai Aleksandrui Lukašenkai už tai, kad leidžia man keliauti po pasaulį su Baltarusijos pasu. Nes Lietuvagi man naujo paso neduoda, nes aš nusikaltėlis, o Baltarusija duoda. Paprašiau majorą Ivanenko iš Baltarusijos KGB, kad dabar uždėtų man foną iš gigantiškų lilijų.
Sakau, noriu, o jis sako, nebūna tokių, sako Ivanenko. Aš sakau, koks skirtumas, būna gigantiškos lilijos, ar nebūna? Vat aš užsinorėjau, kad įjungtum, tai įjung. Tai vat jis įjungė dabar, o galim dabar pasigrožėti. Tai vat, o pati geriausia naujiena, kurią mes gavome šią savaitę, man esant Maurice, yra, kad JAV įveda sankciją prieš Ursulą von der Leyen, prieš šitą Europos komisijos pirmininkę. Ir tai yra nuostabu. Apie tai paskelbė savo Twitteryje JAV valstybės departamento vadovas. Nuostabus tvitas, taigi JAV sako, kad kadangi ES nubaudė, skiria baudą $140 milijonų X platformai, Elono Musko platformai, už tai, kad jie ten nesidalina tam tikrą informaciją, kurią nori labai gauti Europos komisija. O Muskas nenori dalintis tą informaciją, nes tai yra informacija apie tai, kas užsako politinę reklamą X-e, prieštaraujančią ES interesams. Ir kam ES nori šitą viską žinot? ES nori šitą viską žinot, kadangi jos tikslas yra nubausti tuos žmonės, kurie užsakinėja reklamą, blogą reklamą, politinę reklamą Twitter'e ir kurie tenai stumia blogus interesus. Tai vat, ir JAV saugumo departamentas, JAV valstybės departamentas šitą veiksmą iš Europos komisijos įvertino kaip spaudimą JAV bendroviai, JAV įmoniai ir imasi atsakomųjų veiksmų Europos Sąjungos darbuotojams, kurie dirbo su X bylą, bus draudžiama įvažiuoti į JAV. Kaip nuostabu. Tai yra smūgis. Dėl to, kad, aš neįsivaizduoju savo gyvenimo be Amerikos. Aš labai dažnai Amerikoje, kaip jūs matote iš mano vlogo, arba iš majoro Ivanenko fono įjungto. Man labai patinka, kai KGB majoras Ivanenko man įjungia foną iš JAV, lyg tai aš Amerikoje. Tai vat, o gerai, aš tai negaliu į Ameriką, bet, su Baltarusijos pasų, bandytas paieškomas Lietuvos. O Europos komisijos darbuotojai, jie tai gali, bet dabar negalės. Ir man tik tai didžiausias klausimas, ar amerikiečiai dabar uždraus važiuoti peškom. Tai yra padėjėjom visokiausiom von der Leyen, ar jai pačiai uždraus. Aš tai manau, kad reikia uždrausti važiuoti į Ameriką jai pačiai, dėl to, kad ji yra smegenis variklis šitos antidemokratinės ES sistemos. Ji yra tas variklis. Jos padėjėjos, aišku, aš suprantu, gali būti, kad uždraus padėjėjom. Čia labai panašu į tai, kaip ES įvedė sankcijas prieš Putino aplinką ir prieš Lukašenkos aplinką, bet Putinui asmeniškai neįvedė sankcijų. Va taip pat ES veikia. Tai aš įvairūs gali būti išskaičiavimai pas amerikiečius, bet aš jiems siūlyčiau vis dėlto, būtų logiškiausia mušti ne peškas, ne ten sekretorius, ne patarėjus, ne ten kažkokius šūdus, o pačią svarbiausią vadovę. Va tada tu tikrai smogiai. Tie patarėjai, jie irgi durniai, jų yra daug visokiausių psichų dalbajobų, bet jie nėra tiek kalti, dėl to, kad jie lenda į užpakalį savo vadoviai. Tai pagrindas yra vadovė. Bausti reikia vadovę, o ne visokiausius padėjėjus ir ten patarėjus, sekretorius.
Nuostabi naujiena. Aš labai džiaugiuosi, kad JAV įvedė sankcijas ne tik tai prieš rusus, ne tik tai prieš baltarusius, bet dabar įvedinėja sankcijas ir prieš vokiečius, ES pareigūnus. Ai, kaip gražu, tai yra vinys į ES karstą. Ta karstą reikės užkalt vinim, kad neprisikeltų vėliau, ne dabar. Dabar dar gyva ES. Aišku, ji dar gali pasikeisti. Gal. Žiūrėsime ir žvengsime iš kur nors iš Afrikos. Nes kadangi aš Afrikas, avatnikas mane ištrėmė mano širdis į Afriką, kad nubaustų save už buvimą vatnikų. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsAppą.